Šitą maščiau galodį. Matau, o jūs nepajudėjo. Aš šitą maščiau. Neturiu. Pagaliukų. Baigsi čia triukšmauti. Tai va, briedis nėra. Žinot, ne 9 ryto pasirodė, kad kažkur man prieš. Tas briedis atėjęs, ar tai yra iš viso dažnas įvykis, kad briedžiai užsuka į miestą ir kiek jaunas tas briedis? Šiaip tai šitas briedis iš tikrųjų yra jaunas, jeigu sakyti taip galima, kad praėjusių metų gimimo kažkur tai. Pagal dydį iš tikrųjų mažiukas, yra jaunas patinėlis, matosi, kad yra ragų ataugos. O šiaip, kas liečia dažnumą, tai praėjusiais metais buvo irgi jaunas patinėlis atėjęs, kadangi juos atskiria suaugusios briedės, tiesiog jie, kol suranda savo vietas, tai yra vienas variantas arba viena versija, kita versija galėtų būti taip, kad kažkas tiesiog galbūt nutiko, gal susirgęs kažkas, sunku pasakyti. Aš manau, veterinarijos gydytojai atliks tyrimą ir nustatys, kokia priežastis būtų. Bet dažniausiai visgi pavyksta išgelbėti laiku tuos briedžius. Taip, jeigu jie yra sveiki, jeigu nebūna susirgę, tai aišku, manoma išgelbėti, kadangi yra priemonės.